Pirmą kartą per šis metus, kiek dirbu, pasiėmiau 3 savaitės atostogų, tai jūs primetat? Buvom pirmiausiai Italijai, po to nuvarėm į Kretą, dar namie pakimarinau, su mama nuvariau prie jūros. Problema yra tik tame, kad dabar po 3 savaičių atostogų, praktiškai mėnuo gavos, tai vadinkim mėnesio laiko atostogos. Yra taip sunku grįžti į darbą, kai vėl reikia ryte keltis, visą dieną dirbti, vėl nebėra laiko. Pirmą dieną šiandien buvo darbo, tai tokia nusipisučiuos, dėl vakaras, nuėjau vonį, išsimaudžiau jau vakaras. Aš esu tas žmogus, kuris galėčiau tiesiog iš viso nedirbti, streamint, va kurti kontentą, tvarkytis namus, daryti valgyti ir aš būčiau tarsi žiauriai happy. Aš susigalvoju, ką veikti ir be darbo, ar kokį nors įdomesnį streamą padaryti, kokį įdomesnį kontentą padaryti, kokį nors veiklą. Aš galėčiau tiesiog nedirbti ir vis tiek mano protas būtų užimtas kažkokiom kitokiom veiklom, kurios tiesiog atsiranda mano gyvenime. Tais metais būtinai vėl imsiuos 3 savaičių atostogas. Ir šiaip tai šių atostogų nebeturiu, nes gaunam per metus 4 savaitės atostogų. Vis tiek jums per kalėdas neapmokam tiesiog atostogų, nes man nepatinka atostogauti. Plaukai gražučiai.